Nu va, šiandien pasiekė mūsų tokia žinia, kad griuvo Siemanio krantai, va čia subetonuoti. Iš tikrųjų truputėlį griuvo, bet mums nuotrauką va, iš pat ryto atsiuntė Renata, bet nieko, žiūrim, kad čia nieko baisaus. Nu, pažiūrim iš kitos pusės. Nu, o kas jeigu neseka šitos istorijos, tai pasižiūrėkit, nuo ko viskas prasidėjo. Čia prieš porą savaičių tiesiog atsirado vidury kelio duobutė, tokia atrodytų nekalta duobutė, bet paskui, kai jinai įgriuvo viduj pasižiūrėjus, ten buvo tokia ertmė, kad tikrai būtų sulindęs visas automobilis, o gal net ir traktorius. Nu ir išsivystė viskas į tokį didžiulį remontą, kad žmonės prieš kokį mėnesį nebūtų patikėję, kad vidury sližių atsivers va toks va krateris, kaip atrodo meteoritas nukrito ar kažkas susprogo. Čia taip atrodo, va, svarbiausia šitie šonai neįgriuvo, bet galimas variantas iš tikrųjų, kad šitos va šonus darbininkai ir išardys, išvis išardys. Gal jie čia šiaip laikinai palikti buvo, nes kadangi viršui matėm, va ten va čia va dabar nesimato, viršui padėti yra 2 vamzdžiai. Nu ir daugam iškyla klausimų, kam tie 2 vamzdžiai reikalingi. Tai aš spėju, gali būti, kad jie čia abudu ir atsiguls, vienas šalia kito ir bus toksai dvigubas įpurškimas, kaip sakant. Nu, kadangi darbininkų nėra, tai nėra pas ką paklausti. O skambint valdžiai kažkaip nesinori, nes ką ten žmonės iš pat ryto trukdytų. Tai va, galimas dalykas, kad čia Siemanio ta pralaida tokia bus visai rimta, nes kas nežino, tai tik atrodo, kad toks va upelis mažytis, vos rovena. Pavasariais būna čia, o Jėzus, kaip jau kalnų upė pasidaro. Esam keletą pavasarių nufilmavę, kaip vanduo veržėsi, va ten va tiesiog per pralaidos viršų lipo netgi. Tai čia, nu, su atsarga darant gal ir iš tikrųjų vieno vamzdžio mažoka. Gal čia ir 2 vamzdžių reiktų. Nors vamzdis tai ten rimtas. Aš rašiau kažkada 1,70 m, bet ten skersmuo bus jo 1,90 m, tai tikrai. Nu ir va dabar 2 vamzdžiai padėti, ilgio jie tikrai yra per visą šitą pralaidą. Tai kad juos jungtų tarpusavį, aš labai abejoju. Man atrodo, kad čia iš tikrųjų vienas šalia kito atsiguls. Pažiūrėkit, va nuotrauka maždaug taip turėtų atrodyti Siemanio pralaida. Nu toks jau rimtas inžinierinis renginys gaunasi. Nu, jeigu tie vamzdžiai, aišku, guls šalia vienas kito, tai automatiškai jau tada šitą visą šonus visus turės išardyti darbininkai. Tai va, nu bus matyti. Kol kas tik ramu, neatrodo, kad čia pradėtų piškėti darbai.